Kol karalienės dalinasi savo sėkmėmis, pas mane ateina tokia graži informacija skirta kiekvienai mums, kiekvienai iš moterų. Ką reiškia ta meilė sau, ką reiškia moteriškumas ir tarsi galbūt nuo ko pradėti. Pirmiausia, visada geriausia indikacija, mano brangioji, yra tavo būsena, kaip tu jautiesi. Jeigu kažkas vyksta ne taip, energijos tu nesuvaidinsi, vadinasi, pasirinkai ir priėmei sprendimą ne tokį, kuris yra harmonijoje su tavo kūnu, su širdies troškimais. Ir čia mes dabar kalbam, kaip viena mamytė pasakojo, kad vat aš nusprendžiau, pagalvojau, ko aš noriu ir aš norėjau nuvažiuoti į restoraną. Nuvažiavus tenai su visa draugų kompanija, vaikas rado savo užsiėmimą, valgiau nuostabiai skaniai, laikas nuostabus, graži ypatinga aplinka. Kita moteris išvažiuoja pagal vyro kvietimą, bet paklausė savęs, ko jinai nori. Aš noriu paskaityti. Ir aš skaitau viską, bet kartu būnu ten, kur vyras, tai yra varžybos ir užsiėmimai. Ir tada jaučiu, kad vyras prieina ir klausia, gal tu nori keliauti pavalgyti ir panašiai. Ir mes taip geidžiam šitos patirties, kada tas vyras kreips į mane dėmesį. Brangioji, jis gali kreipti į tave dėmesį tik tada, kai išspinduliuoji moterišką energiją. Ir moteriška energija prasideda ne tavo išorėje, bet tavo viduje, kai stabteli ir pasiklausi, kas tau malonu, kas tau svarbu, ko tu norėtum. Ir dažnai mes tarsi neberandame laiko. Atrodo nesąmonė, tiesiog bėgu, darau, kaip jau atrodo. Ne, brangioji, kiekviena iš mūsų buvome įpratusios gyventi dažniausiai ignoruodamos savo moters prigimtį. Ir ignoruojant savo prigimtį, mes tarsi pradedam kurti savyje kovą. Ir ta kova reikalauja į tavo energijos. Ir ta energija tarsi kažkur dingsta ir aš nesuprantu, ką daryti kitaip, stabtelti ir pagalvoti, ko aš noriu, kas man yra malonu. Ir tada, kai tu atliksi veiksmą po pirmojo žingsnio, nuvažiuosi, kur tu norėjai nuvažiuoti, būtent į tą restoraną. Pavalgysi skaniausiai, laikas praeis geriausiai, tu tapsi įsikvėpusi ne tik sekantį pusdienį, bet ir kitas kelias sekančias dienas. Ir energijos nesuvaidinsi, todėl kad jeigu pasirenki ignoruoti save, savęs nesiklausyti, neišgirsti savęs, tavo energija jausis tam tikros kokybės. Tai dažniausiai negatyvumas, nepasitenkinimas, kažkoks nuovargis, kažkoks liūdesys. Ir gali atrodyti, kad čia viskas gerai, aš tiesiog išbūsiu, pabūsiu, bet jeigu tai užsitęsia, vadinasi, tai ne tai. Nes kai tu padarai meilės veiksmą dėl savęs, kai tu iš tikrųjų išgirsti, kas yra tavo viduje, tavo energija pasikeičia. Vieno minties, kad tu jau eini ir tai darai, vieno minties, atlikus pirmuosius veiksmus, o kai jau viskas susibaigia, iš vis energijos pliūpsnis yra milžiniškas tavyje. Tai pagal tai visada gali identifikuoti, ar teisingai elgiesi, tiksliau, ar elgiesi mylėdama save. Ir žinau, kad tai nepaprasta. Dėl to yra karalienių klubas, kuriame puikiai sukurta struktūra veikia tam, kad nepaprasti dalykai taptų paprastesniais.